Nuiminėti izoliacinį sluoksnį su peiliuku negalima. Kodėl? Mes šiandien kaip tik kalbėsime apie idiotus, kurie nuiminėja izoliacinį sluoksnį, štai kažkaip taip, ne? Ir būna tokių įvykių, aš dabar parodysiu iš arčiau, ne? Iš vienos pusės nuimta izoliacija, o iš čia ne. Pabando dar kažkiek tai nuimti ir tas gabaliukas vis tiek lieka. Tada tas specialistas kiša būtent tokį laidą į rozetę ir užspaudžia. O šis laidas turi būti pilnai užspaustas iš dviejų pusių, o ne taip, kad tik tai iš vienos. Todėl ir buvo padarytas toks sprendimas, kad su paprastu peiliuku nuiminėti izoliaciją negalima. Paprasčiausiai neklausykite tokių idiotų, o atlikinėkite šį darbą teisingai, tvarkingai ir kad izoliacija būtų nuimta pilnai.